Noriu pasveikinti Jūs apaštalo Pauliaus žodžiais, kuriuos jis parašė Efeziečiams laiške, sakydamas: garbė Dievui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje, kad būtume jo didybė šloviai mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje. Apaštalas Paulius primena mums, kad mes esame pirkti atskleisti Tėvo didybę šloviai. Tad nepamirškime, kokį didį pašaukimą mes kiekvienas esame gavę. Prieš kelias dienas su žmona grįžome iš šeimos tarnystės apmokymų antrojo kurso, kurie vyko Slovėnijoje. Šį kartą buvo aptariami 4 moduliai: šeima visuomenėje, šeimos evangelizacija, žmogaus vystymasis ir kaip padaryti sabatą ypatingą dieną šeimai. Išties buvo labai įdomu. Mūsų pagrindinė lektorė, kuri veda, yra labai kūrybinga, Transeuropinės divizijos šeimos skyriaus vadovė Karen Halford, kuri ir čia yra ne kartą buvus. Pas ją kūrybingumas nesibaigia, trykšta kaip fontanai iš žemės, įvairiausių idėjų prigalvoja. Ir užsiėmimai buvo labai intensyvūs, prasidėdavo apie 15:09 ryte ir baigdavosi apie 9 vakaro, kartais net ilgiau. Kai išduodavo namų darbus, tai grupėmis reikėdavo pasilikti, kartais iki 10. Pertraukos būdavo tik tai į tualetą ir tai nespėjai ir pavalgyti. Kadangi atvykome visą parą nemiegoję, nes kelionė truko apie 14 valandų, tai kai prasidėdavo paskaitos ir paprastai mes prieš kiekvieną paskaitą taip pat pasimelsdavom, tai kai aš užsimerkdavau bendrai maldai, po kelių sekundžių aš jau regėdavau sapnus. Ir kai išgirsdavau žodį amen, tai tarsi žadintuvas naktį skambėdavo. Taip sunku būdavo atmerkti akis. Tai po to jau kitus kartus meldžiausi atmerktomis akimis, kad neužsimerkt. Kaip minėjau, kelionė truko apie 14-15 valandų, šiaip sekėsi viskas gerai. Tik skrendant atgal teko patirti ganėtinai stiprią turbulenciją. Turbūt daugelis žinot, kas tai yra. Stiprus kratymas lėktuvo, kai susiduria su oro srovėmis, vibracija. Taip. Lėktuvo kapitonas dėl blogo oro įsakė visą kelionę sėdėti prisisegus diržus ir neleido vaikščioti kaip įprastai pakilus ir netgi neleido nueiti į tualetą. Buvo uždrausta. Nors lagaminai dar nekrito iš daiktų dėktuvės, kurie buvo virš galvos, tačiau jausmas buvo toks, tartum būtų sėjojimo inde, kurį gerai krato. Norėdamas pasižiūrėti pro lango liuką, pasilenkdavau arčiau ir kai tai pasilenkiu, taip į lėktuvo sieną su galva trenkiu. Tai kelis kart taip atsitrenkęs daugiau jau nesilenkiau žiūrėti. Stiuardesės, kurios ėjo viduryje, nešiojo vandenį keleiviams, tai buvo įdomu žiūrėti, tarsi ančiukai krypuoja, tai kaip sakyti, tai dešinė, tai kairė. Gerai, kad turėjo tą vežimėlį priekyje, už kurio laikėsi įsikabinusios, kad nenugriūtų. Žiūrėdamas į stiuardesės, tą akimirką pagalvojau, kad ištikimiems krikščionims, tarnaujantiems Dievui ir vykdantiems jo valią, taip pat neretai tenka patirti stiprią dvasinę turbulenciją. Ir kaip svarbu, kad tuo metu jie taip pat turėtų į ką įsikabinti. Kunigui Zacharijui, atliekant tarnystę Viešpaties šventykloje, taip pat teko patirti stiprią turbulenciją. Atsiverskime dar kartą Evangeliją pagal Luką 1 skyrių, iš kurio girdėjome ištrauką skaitant. Ir paskaitykime plačiau Evangeliją pagal Luką 1 skyrius nuo 5 eilutės iki 25. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijo skyriaus.
Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Aarono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akyse ir nepriekaištingai vykdė visus viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį. Burtų teko jam įžengti į viešpatie šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgastis pagavo jį. Bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir pagoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akyse. Jis negers vyno ir jokių svaigalų, iš pat motinos įsčių jis bus kupinas šventosios dvasios, ir daugybė Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų Dievą. Su Elio dvasia ir galybė įžengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniesiems teisių nusiteikimą, kad pridengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui: kaip aš tai patirsiu? Ašgi jau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė: aš esu Gabrielius, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau šią gerąją naujieną. Štai, tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjusi, kad jis taip ilgai užtrunka šventovėje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjo šventovėje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienoms pasibaigus jis sugrįžo namo. Praslingus kiek laiko jo žmona Elzbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama: tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akyse. Netikėtas angelo pasirodymas šventyklos viduje gerokai supurtė Zachariją ir sukėlė jam sumaištį bei išgąstį. Ar jums atliekant Dievo darbą kada nors teko patirti tokią dvasinę turbulenciją, tokį sukrėtimą, supurtimą? Man ne kartą teko tai patirti. Daugybę atvejų turiu, nežinau net kurį papasakot. Prisimenu tą laiką, kai dar nebuvau pastoriumi, bet labai norėjau žmonėms pravesti Biblijos studijas. Apie tai pasakiau tuometiniam pastoriui Kevinui, kurį dar kai kurie turbūt prisimenat. Tuomet jis man pasakė, kad yra žmogus, kuris domisi Bibliją ir jis man davė adresą, sako, tai gal tu norėtum aplankyti jį ir su juo praeiti Biblijos pamokas. Aš aišku su džiaugsmu pasiėmiau, nes to troško mano širdis. Ir kitą vakarą po darbo pasiėmęs Bibliją ir pamokėlę, kaip sako Biblija, tarp kitko aš ją atsinešiau, bet pamiršau įsitraukti, parodyti jums. Lėkte nulėkiau pas tą žmogų, nes ko greičiau norėjau pravesti jam pirmąją savo Biblijos studiją. Paskambinau į duris, jas atidarė jauna graži mergina. Tarp kitko, man tuomet buvo 23 metai, jai maždaug apie 19 metų. Ir aišku, ją pamatęs, aš labai sumišau. Turbūt prisimena dar šitas pamokėlės daugelis, iš kurių aš mokiausi ir kiti. Taigi pasiėmęs šias pamokėlės, aš taip pat nuėjau pas ją. Ir kada ji atidarė duris, aš jos paklausiau, ar čia gyvena moteris vardu, nepamenu dabar vardo. Ji pasakė, taip, tai aš. Aš dar labiau pasimečiau. Ji pakvietė užeiti į vidų. Išėjęs į vidų,
įsigandau. Nes eidamas kažkaip netkreipiau dėmesio, nei kur aš einu, tik tai susiradau namą, susiradau duris, paskambinau, o pasirodo tai buvo merginų bendrabutis, studenčių bendrabutis. Ir ėjus į vidų pamačiau, kad yra vienas kambarys, o kambaryje dar ant lovų sėdi dvi kitos merginos ir klausosi muzikos. Ir aš visiškai ne to tikėjausi, aš galvojau, kad ateisiu į butą pas kažkokią moterį, pravesiu Biblijos studiją, o ne į bendrabutį pas merginas jaunas, kurios klauso muzikos ir visiškai čia nematyt, kad kažkas domėtųsi Bibliją. Aš taip pasimečiau, kad po šito mano apsilankymo mergina daugiau nebenorėjo turėti Biblijos studijų su manimi. Tai buvo tokia mano pirmoji patirtis. Tai buvo iš tikrųjų man stipri turbulencija. Kitas atvejis prisimenu, kai sutikau būti iždininku. Iš pradžių nieko negalvojau, bet po to, kai atėjau kitą dieną į darbą, į ofisą, atsisėdau ir susipažinau, ką turi daryti iždininkas, kokia atsakomybė ir prieš bažnyčią, ir valstybę, ir visas finansinės ataskaitas ruošti, biudžetus ruošti, suvesti duomenis, o aš net nežinau, kas yra debitas ir kreditas, kurį naudoti. Ir tuomet pusę metų, kiekvieną rytą atsikėlęs, taip jaudindavausi, eidamas į darbą, kad net pykindavo mane, negalėdavau valgyti pusryčių. Tai buvo dar vienas sukrėtimas. Ir daugybė kitų sukrėtimų. Dievo darbą dirbant ne visada, tai nėra taip tarsi būtų patogus kelias. Raudonas kilimas ištiestas ir visi tave sveikina ir labai džiaugsminga eiti jo. Apie turbulenciją pakalbėsime dar šiek tiek vėliau, o dabar dar kartą paskaitykime 5 eilutę. Ir skaitant atidžiai, sekite kiekvieną žodį ir pažiūrėkite, ar jums nieko netrūksta šitame tekste. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elzbietą iš Arono vaikaičių. Ar jums viskas tvarkoja su šitų tekstu? Vienas žmogus purto galvą, ko tau trūksta, Gediminai? Kaip? Nenugirdau dar. Kieno sūnus, taip. To nepaminėta, yra dar kitas dalykas šitame tekste problematinis. Istorikai teigia, kad Lukas, aprašydamas, minėdamas tiksliau Judėjos karaliaus vardą, praleido vieną labai svarbų žodį. Anot jų vietoje Erodo dienomis turėtų būti parašyta Erodo didžiojo dienomis. Erodas didysis, lotyniškai Herodes Magnus, gimė 74 metais prieš Kristų ir mirė 4 metais prieš Kristų. Jis turėjo 5 žmonas, mažiausiai 5 žmonas. Kai kurie istoriniai šaltiniai mini, kad galbūt net ir 10 žmonų turėjo, iš kurių viena buvo Kleopatra, bandžiusi jį nužudyti. Būdamas 25-26 metų, jis tapo Romos vietininku Galilėjoje. Būdamas 29-30 metų, jis valdė jau ir Samariją. O būdamas 32-33 metų, jis valdė ir visą Judėją. Kaip matome, jis labai greitai kilo politinės karjeros laiptais. Sulaukęs 70 metų mirė, iš viso karaliavo maždaug apie 34 metus. Kitur dar jis yra minimas kaip Erodas I istoriniuose šaltiniuose.
Ir Erodas I buvo vadinamas Erodu didžioju pirmiausia dėl savo politinės galios. Pradėjęs politinę karjerą, Erodas nuo pat pradžių susidūrė su dideliu pasipriešinimu ir stipria opozicija. Tačiau gudriai manipuliuodamas jis supriešino Romos politinius vadovus vienas prieš kitą ir tokiu būdu negailestingai sutriuškino visą vidinį politinį pasipriešinimą prieš jo valdžią. Tai buvo gudrus žmogus, manipuliatorius. Ir nežiūrint į tai, kad jis tapo labai galingų valdovų, jis vis tiek visą laiką, visą savo gyvenimą nerimavo dėl savo posto ir dėl savo valdžios ir vis labiau tarsi apsėstas bandė įtvirtinti savo galią. Kilus įtarimui, kad jo uošvis ir jo mylima žmona Miriama, kurią jis išties labai mylėjo, jam kilo įtarimas, kad jie ruošė sąmokslą prieš jį. Todėl jo įsakymu jie buvo nužudyti. Neilgai trukus iki jo mirties, dėl jo tolimesnių įtarinėjimų, jo paties įsakymu buvo nužudyti dar 3 jo sūnus. Aristobulas, Aleksanderis bei jo pirmos žmonos numylėtinis sūnus Antipateris. Jo troškimas išlaikyti valdžią buvo didesnis už jo meilę žmonai ir sūnums. Romos imperatorius Augustas, kalbėdamas apie Erodo šeimą, yra taip pasakęs: geriau būti Erodo kiaulė, nei jo sūnumi. Apie Erodo didžiojo žiaurumą ir jo žmogžudišką reakciją pažymi ir evangelistas Matas, kuomet aprašo Jėzaus gimimą. 2 skyriuje Evangelijoje pagal Matą, jūs žinote tą istoriją, baimindamasis naujo karaliaus iškilimo ir bandydamas išsaugoti savo valdžią, Erodas davė įsakymą išžudyti visus naujagimius Betliejuje. Palestinos gyventojai, kurios valdė Erodas, didysis, gyveno nuolatinėje baimėje. Nes tu nežinai, kas šią dieną šaus jam į galvą. Ir jeigu tu būsi įtariamas sukilimu prieš jį, tavęs laukia mirtis. Nereikia teismo, nereikia įrodymų, užtenka vien tai, kad jis įtaria tave ruošiant sąmokslą prieš jį. Kita priežastis, dėl ko Erodas buvo vadinamas didžiuoju, buvo dar ir ta, kad jis pasižymėjo kaip talentingas architektas ir gabus statybininkas. Jis projektavo ir statė ne tik tvirtovės, rūmus, teatrus, bet ir sinagogas ir šventyklas. Viduržemio jūroje pastatė Cezarėjos sostą, apie kurį rašo Lukas Apaštalų darbų knygoje, per kurį keliavo ir apaštalas Paulius. Apie tai rašoma 23 skyriuje. Jo dėka Samarijoje iškilo daugybė didingų pastatų, statinių, tačiau patys žymiausi statiniai buvo Jeruzalėje. Čia jis pastatė ne tik savo paties rūmus, ne tik teatrą, amfiteatrą ir hipodromą, kur žmonių minios galėdavo ateiti ir stebėti sporto varžybas bei gladiatorių kautynės, bet ir Dievo šventyklą, kurios statyba truko ne 10 metų. Istorikas Jozapas pažymė, kad šventyklos statybai buvo įdarbinta net apie 18 000 darbininkų. Lyginant Nehemijo laikais atstatytą šventyklą, kai Izraelio tauta grįžo iš Babilono nelaisvės, su to, ką iš jos padarė Erodas, tai tas pats, kas lyginti molį su auksu. Šventyklą Jeruzalėje Erodas padarė vienu iš antikos pasaulio laikų stebuklų. Jis daugiau nei 2 praplėtė jos teritoriją, centrinę šventovę apsupo kiemais,
kolonadomis ir kitais didingais papuoštais statiniais, pastatais, kurių vartai buvo dekoruoti ornamentais iš gryno aukso ir sidabro. Panašiai kaip Egipto faraonas statė piramidės bei sfinksus, kaip Izraelio karalius Saliamonas statė šventyklą ir rūmus, taip karalius Erodas statė ištisus miestus. Tačiau skirtumas buvo tas, kad Erodas visą tai darė iš savo pinigų, iš savo asmeninių lėšų. Jis buvo labai turtingas. Norėdamas paremti Ciezorių, jis davė jam 800 talentų aukso. Tai maždaug apie 2 milijardai eurų. Ir tai jam tai buvo tik maža dalis iš šio biudžeto. Kalbant apie žydus, reikia pasakyti, kad jie turėjo gan prieštaringus jausmus Erodo atžvilgių. Nežiūrint to, kad Erodo tėvas buvo kilęs iš Idumėjų, kurie kažkada buvo užkariauti ir priversti priimti judaizmą, Erodas vis tiek save laikė žydų ir dėl to visi jo sūnus buvo apipjaustyti, o jis pats šventė šabą. Aišku, nežinau, kaip galima pavadinti šventė šabą, tai, ką jis darė per savo gyvenimą, bet bent jau jis taip įsivaizdavo. Istoriniai įrašai byloja, kad Persijoje šabo diena netgi buvo vadinama Erodo diena. Aišku, žydams tai labai imponavo, tačiau Izraelyje jis vis tiek buvo laikomas svetimšalių, pašalinių žmogumi, nes jo statybos programa labiau atspindėjo graikišką stilių negu žydišką. Ir nors Erodas visą gyvenimą bandė save susieti su Dievo išrinktąja tauta, tačiau jo kalba ir gyvenimo būdas labiau atspindėjo arba panašiai graiką nei žydą. Viena vertus, Erodas buvo labai nuožmus, negailestingas ir kietaširdis, tačiau kita vertus, jo architektūriniai darbai ir šventyklos statyba žydams kėlė žavesį ir atsidavimą. Taigi, Erodas tapo ne tik didžiuoju, bet ir labai įtakingu valdytoju. Jis turėjo ir didelę valdžią bei galią, ir didelę įtaką bei šlovę, ir didelę sėkmę ir turtus, ir didelį prestižą bei visuotinį pripažinimą. Apie jį rašo visi istorijos vadovėliai. Tačiau jis buvo labai blogas žmogus. Dvasiškai ir moraliai jis buvo visiškai supuvęs. Pats didžiausias dalykas, dėl ko Erodas nerimavo visą gyvenimą, buvo tai, kad kai jis mirs, ar žmonės verks dėl jo netekties. Tam, kad įsipildytų šis jo nesveikas noras, jis buvo davęs įsakymą, kad kai jis mirs, kariai turi eiti ir išžudyti 1000 žmonių, kad tą dieną visi žmonės tame mieste verktų. Ačiū Dievui, šis jo įsakymas nebuvo išpildytas. Štai toks buvo Erodas didysis, kuris Luko Evangelijoje minimas paprasčiausiai tik kaip Judėjos karalius Erodas. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas. Kodėl Lukas praleidžia šį svarbų žodį, nors ir tuo metu ir visais laikais jis buvo vadinamas Erodu didžiuoju? Ar Lukas pamiršo, ar Lukas sąmoningai tai padarė? Evangelistui Lukui didingumas siejasi su kažko daug aukštesniu nei žemiška valdžia, galia, šlovė ar turtai. Kas Lukui yra didingumas? Šeštoje ir septintoje eilutėje mes skaitome,
kad Zacharijas su Elzbieta neturėjo Dievo palaiminimo dėl vaikų. Tačiau netgi ir pražilę, jie vis dar vaikščiojo Dievo keliais ir dėl to nenusigręžė nuo Dievo. Vardas Zacharijas reiškia Jehova prisimena arba prisimins, o vardas Elzbieta reiškia mano Dievas yra prisiekęs arba mano Dievas yra apstus, gausus. Abu šie vardai nurodo, kad Dievas rūpinasi ir globoja savo žmonės. Iš pateikto prašymo matyti, kad ši šeima buvo ta mažuma, kuri nuoširdžiai ir kruopščiai tyrinėjo raštus, siekdama suprasti, kadagi pasirodys žadėtasis Mesijas. Ir Lukas pamini labai svarbų dalyką. Abu jie buvo teisūs ne žmonių, bet Dievo akyse. Žydams terminas teisumas, kaip aš jau esu minėjęs ankstesnėme pamoksle, jeigu dar prisimenate, tai buvo labiau techninis terminas apibūdinantis arba nurodantis, kad kažkas labai griežtai laikosi Mozės įstatymo ir rabiniškų tradicijų. Ir jeigu žmogus atitinka, ką moko rabinai, jis laikosi visų rabinų mokymo, baigė rabinų mokyklą, gyvena pagal žydų tautos tradicijas, jis yra teisus žmogus, bet tai yra teisus žmonių akyse. Bet ką reiškia teisus Dievo akyse? Dievo akyse reiškia, kad Zacharijas su Elzbieta nebuvo pabaltinti antkapiai, kurie taurę valė arba valė tik taurės išorę. Jie rūpinosi ir taurės vidumi, jie sąmoningai visa širdimi, visa siela, visų protų, visomis jėgomis garbino gyvą į Dievą, nes jį mylėjo ir tarnavo jam su viso atsidavimu. Kiti Luko Evangelijoje minimi šios mažos grupelės ištikimi Dievui nariai, laukiantys Mesijo pasirodymo, buvo Jozapas ir Marija, bei Simeonas ir Ona. 8 ir 9 eilutėje mes skaitome, kad Zacharijui pavyko vieną kartą gyvenime įžengti į šventyklą, šventų švenčiausią. Čia turbūt kaip man pavyko vieną kartą gyvenime nuvykti į generalinę konferenciją Amerikoje. Nežinau, ar dar kada pavyks. Metraščių knygos 24 skyriuje rašoma, kad kunigų tarnystė buvo suskirstyta į 24 skyrius. Pagal buvusius Arono sūnų kilčių vadus. Aronas, prisimenat, buvo Mozės brolis. Ir Aronas buvo pirmas paskirtas Dievo kunigas. Taigi 16 skyrių atiteko Arono sūnaus Eleazaro palikuonims, kiti 8 skyriai atiteko Arono sūnaus Itamaro palikuonims. Abijos skyrius, kuriam priklausė Zacharijas, kaip mes skaitėm 5 eilutėje, kad Zacharijas buvo iš Abijos skyriaus. Taigi šitas skyrius pagal eilės tvarką tuose 24 skyriuose buvo 8 vietoje. Kiekvienas skyrius šventykloje tarnaudavo 1 savaitę, nuo šabo iki šabo. Tačiau švenčių metu, tų didžiųjų 3 švenčių metu, visi skyriai šventykloje turėjo būti kartu ir visi kartu tarnauti. Ir mes skaitome, kad sako, 8 eilutėje kartą Zacharijas jau pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų jam teko žengti viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Matote, tu nežinai, ar tam skyriui teks galimybė patekti į šventų švenčiausią, nes į šventų švenčiausią tu galėjai patekti tik 1 kartą metuose. Bet netgi iš to skyriaus mesdavo burtus, o kuris kunigas iš šito skyriaus
eis į šventyklą. Taigi patekti į šventyklos vidų nebuvo taip paprasta. Tai buvo didžiulė privilegija. Ir Zacharijui nusišypsojo laimė kartą gyvenime įeiti į šventyklos vidų ir atlikti tarnystę dėl savo tautos. Tačiau Zacharijas visą gyvenimą turėjo vieną ypatingą maldą, turėjo vieną ypatingą prašymą Dievui. Ir kada jis vieną kartą gyvenime įėjo į tą šventyklą, ten pasirodė angelas ir atnešė pagaliau jam atsakymą jo maldą. Kiek metų reikėjo laukti. Ir paskaitykime, ką angelas jam sako. Čia yra labai svarbus dalykas užrašyta. 11 eilutė. Tuomet jam pasirodė viešpaties angelas. Būtent 10 eilutėje sako, tą akimirką, kai smilkimo valandą lauke meldėsi kartu visa tauta susirinkus. Ir 12 eilutėje sakoma, pamatęs jį Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį. Stipri turbulencija. Bet angelas jam tarė, nebijok Zacharijau, tavo prašymas išklausytas. Ir dabar atidžiai klausykit, ką angelas sako. Tavo žmona Elzbieta pagimdys tau sūnų, o tu praminsi jį Jonu. Zacharijas kiekvieną dieną meldėsi už savo žmoną. Prisiminkime, ką tuo metu reiškė neturėti vaikų. Elzbieta buvo laikoma nevaisinga, reiškėsi ne tik Dievo apleista, bet ir Dievo prakeikta. O juk ji buvo kunigo žmona ir dar iš Arono palikonių. Kokia gėda. 25 eilutėje mes skaitome, ką Elzbieta pasakė, kai pastojo savo vyrui. Viešpats atėmė pažeminimą iš manęs žmonių akyse. Ji visą gyvenimą buvo žeminama, iš jos buvo tyčiojamasi, ji buvo niekinama, iš jos buvo šaipomasi. Štai ką patyrė šio kunigo žmona. Tačiau angelas, atsakydamas į Zacharijo maldą, mini jo žmonos vardą. Ar matote, Dievas ir jo angelai žino žmonių vardus, už kuriuos mes meldžiamės. Tad belieka vienas klausimas. Kaip dažnai mes meldžiamės už savo artimus žmonės? Kaip dažnai mes meldžiamės už savo sutuoktinį? Kad Dievas jį globotų ir laimintų. Ir štai pagaliau priartėjome prie pagrindinės šio pamokslo minties, kuri yra parašyta 14 ir 15 eilutėje. Angelas sako, tau bus džiaugsmas, Zacharijau, ir pagoda. Ir ne tik tau, daugelis žmonių džiaugsis jo gimimu, nes jis bus didis viešpaties akyse. Kodėl jis bus didis viešpaties akyse? Todėl, kad jis bus kupinas šventosios dvasios. Todėl, kad jis daugybę atvers į viešpatį. Todėl, kad jis turės Elijo galybę ir dvasią. Todėl, kad jis kreips tėvų širdis į vaikų širdis ir vaikų širdis į tėvų širdis. Todėl, kad jis neklusniuosius įkvėps tapti teisiais Dievo akyse. Todėl, kad jis paruoš viešpačiui tobulą tautą. Štai tikras didingumas viešpaties akyse. Ar dabar matote, ties kurio vardu Lukas prideda žodelį didis?
ne Erodas didysis, bet gims tau sūnus, kuris bus didis. Ar dabar jūs matote kontrastą tarp Jono ir Erodo, kurio nemato daugelis mokslininkų ir istorikų? Erodas norėjo pasiekti tokią didybę, kad jam mirus visi žmonės jo verktų. Tačiau jo visas didingumas prieš Jono didingumą nublanksta kaip molis prieš auksą. Ir dabar šiek tiek palikime pirmąjį skyrių ir atsiverskime 7 skyrių. Ir pažiūrėkime, ką apie Joną pasako Jėzus. Luko 7 skyrius nuo 24 iki 28 eilutės. Jono pasiuntiniams nuėjus, Jėzus pradėjo kalbėti minioms apie Joną. Ko išėjote į dykumą pažiūrėti? Ar vėjo linguojamos nendrės? O ko išėjote pamatyti? Ar švelniais drabužiais vilkinčio žmogaus? Antai tie, kurie štaigingai vilkia ir prabangiai gyvena, yra karaliaus rūmose. Tai kogi išėjote pamatyti? Ar pranašo? Taip, sakau jums, jis yra pranašas, bet jis yra daugiau negu pranašas. Jis yra tasai, apie kurį parašyta: štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį ir jis nuties tau kelią. Sakau jums, tarp gimusių iš moters nėra buvę didesnio už Joną. Bet ir mažiausias Dievo karalystėje didesnis už jį. Girdite, Jėzus viešai pareiškia, kad jo akyse Jonas yra didžiausias visų laikų žmogus. Pradedant Adomu iki Jėzaus dienų, per visą žemės istoriją Jėzus sako, aš nemačiau didesnio žmogaus, didingesnio kaip Jonas. Bet netgi mažiausias dangaus karalystėje bus didesnis net ir už Joną. Rebusas, ne? Kaip tai gali būti? Kaip mažiausias Dievo karalystėje gali būti didesnis už Joną, kuris gavo šitokį vertinimą iš paties Jėzaus lūpų? Kad tai suprastume, pažiūrėkime, ką Gabrielius sako Marijai apie Jėzų ir grįžkime į 1 skyrių. Evangelija pagal Luką 1 skyrius ir paskaitykime nuo 26 iki 33 eilutės. 6 mėnesį angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas. Pas mergelę sužadėtą su vyru vardu Jozapas iš Dovydo namų, o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė: sveika malonės apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šios žodžius jis sumišo ir galvoja savo, ką reiškia toks sveikinimas. Silpna turbulencija dar, ar ne? O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčios ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis. Ar pastebėt, kur vėl Lukas prideda žodelį didis? Nerodas didysis. Tavo Marijos sūnus bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius ir jo karaliavimui nebus galo. Kaip matome, Marija taip pat patyrė dvasinį sukrėtimą, susitikus angelų. Tačiau angelas pasako, kad tavo sūnus taip pat bus didis, kaip ir Elzbietos ir Zacharijos sūnus bus didis. O dabar pažiūrėkime, ką pats Jonas sako apie Jėzų. 3 skyrius, nuo 16 ir 17 eilutės.
3 skyriuje. Jonas visiems kalbėjo: aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti apavo dirželio. Jisai krikštysiu šventąją dvasią ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kloną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Matote, Jonas teigia, kad kiekvienam Jėzaus mokiniui taip pat teks patirti labai stiprią turbulenciją, tarnaujant Dievui ir einant Dievo keliais. Tai yra neišvengiama. Nes Jėzaus rankoje, sako, yra vėtyklė. Ir tam, kad iškratyti pelus, bus kiekvienas labai gerai supurtytas. Bet ką dar Jonas sako? Jonas sako, kad tas, kuris ateina už mane, yra didesnis ir galingesnis. Jėzus sako, kad Jonas yra pats didingiausias žmogus per visą žmonijos istoriją. O Jonas sako, jis yra ir už mane didesnis. Taigi, kai Jėzus sako, kad tas mažiausias Dievo karalystėje yra didesnis už Joną, ką Jėzus sako? Kas galės patekti į Dievo karalystę? Tik tai tas, kas priima Jėzų savo asmeniniu gelbėtoju. Ir jeigu tu priimi Jėzų savo asmeniniu gelbėtoju, tu priimi tą, kuris yra didesnis net ir už Joną. Ir kadangi tu turi tą, kuris yra didesnis už Joną, todėl net pats mažiausias Dievo karalystėje bus didesnis už Joną. Paprasta labai, ne? Gerai, ką aš viso to šiandieną noriu jums parodyti? Aš noriu parodyti, koks yra didis pašaukimas būti Dievo vaiku. Aš noriu parodyti, kokia yra svarbi kiekvieno iš mūsų nuoširdi tarnystė Dievui ir jo bažnyčiai. Tai nelieka nepastebėta. Aš noriu parodyti, kad jeigu mes norime tapti didžiais, mums nereikia eiti ir užkariauti pasaulį. Mums nereikia tapti valstybės prezidentais ir tarptautinių korporacijų vadovais. Mums nereikia būti šou talentų nugalėtojais ir milijonus peržiūrų surenkančiais nuomonės formuotojais. Mums nereikia tilpti į mados rėmus ir gyventi prabangoje. Aš noriu parodyti, kad tikras didingumas, kurį kiekvienas iš mūsų gali turėti, yra atrandamas ne mūsų išorėje, o mūsų viduje. Mūsų širdyje. Ir galiausiai aš noriu parodyti, kad tapti didžiu yra labai paprasta ir lengva. Tai reikia nuoširdžiai pasakyti, kad viešpats Jėzus, Kristus, yra mano asmeninis gelbėtojas ir tebūnie Dieve tavo valia kaip danguje, taip ir mano gyvenime. Ir jūs tapsite čia, ir mes tapsime didžiais. Amen.